O Levino etika? Koks? Levinas neturi jokios etikos. Bet visi kalba apie jo būtent filosofiją kaip etiką. O atleiskit, Levinas nėra filosofas. Jis yra teologas. Jo dievybė padarė jį amžinu ir jis yra nepasiekiamas. Žodžiu, jeigu mane pagal jo pokalbį, aš einu, jis žiūri į mane kaip kitas. Ir jis mane apklausinėja tyliai, mane kontestuoja. Kaip sakant, interroguoja, reikalauja iš amžinybės. Aš nežinau, ko jis nori. Jisai kaip kitas yra mano interrogatorius. Manęs apklausinėtojas. Matot, komunikacijoje, jeigu jis mane apklausinėja, jis patampa mediumas ir apklausinėja apie ką nors. Bet kada jis kalba iš begalybės, aš nežinau, apie ką mane apklausinėja. Jeigu apklausinėja, ką tu padarei, blogai ar gerai, tai aš žinau, ko jis nori ir kaip jis mane kontestuoja. Bet jis man to nesako. Matai, jo kabutėse teorija yra moralė, nes jisai nutarė, kad visas pasaulis yra verčių pasaulis, o ne būties pasaulis. Žvaigždyna yra vertės. Kodėl? Nes Dievas jo begalybę sukūrė vertingą pasaulį. Jeigu tos teologijos atsisakai, sakai, yra pasaulis. Man pasaulis vertingas ne dėl to, kad aš jį vertinu, bet yra savaime vertės, kurios yra, pavyzdžiui, gyvybiškos vertės ir taip toliau. Nuvažiuokim į Kaliforniją ir tie sekuoja miškai. Taigi, tai sekuoja medis būtų va šito kambario apimties. Tai galybė. Ir sakai, tas daiktas negali būti nukirstas, juk tenai yra atmintis 3000 metų, įmontuota į žieves, į klodus ir taip toliau, ir gali pamatyti. Ir tada pasijauti namie, ant šito žemelės. Prie šito galiūno aš jaučiuosi saugus, praėjęs tiek amžių, ir jis yra vertas ne tik man, bet savaime, nes jisai duoda šešėlį kitiems gyvūnams ir taip toliau. Bet nereiškia, kad kažkas sukūrė pasaulį kaip po vertą. Dėl to, matot, yra toks dalykas, Levinas. Kodėl pasaulis neturi savaime vertės? Kodėl reikia subjekto, begalinių subjektų, kuris duotų vertę? Tai čia yra grynas modernus subjektas. Pasaulis nevertingas, tai mes įkraunam vertingumą. O kodėl pasaulis nėra vertingas? Savaime. Kodėl mums reikia subjekto, ar aš, arba tenai begalinis subjektas. Tai jisai, jeigu jis nebūtų postulavęs to begalinio subjekto, nebūtų galėjęs sakyti, kad pasaulis yra vertingas. O, čia ne mano nuomonė, bet pažiūrėjus į pasaulį, leis pasauliui kalbėti. Be terpių labai vertingas, labai žavus, labai patrauklus, džiaugsmingas. Tai man nereikia teologijos, kad per mediumą Dievo, todėl pasaulis yra vertingas.
Tai kodėl jis nesako, aš va, einu patiriu, matau. Ne, begalybė davė vertę. Ne. Vertė yra pirma, kodėl, nes tas subjektas begalinis sukūrė vertybės, pasaulio vertybės. Tai va, dukrelė, žinai, kodėl yra pasaulis vertingas, ne? Subjektas įduoda vertę. Bet tik tais moderniame pasaulyje, tai Levinas yra labai modernus. Ja. Graikams daiktai turėjo savo vertės, ne? Ir buvo vertingi, turėjo savo, kaip sakant, visumą, ir turėjo savo savybės ir taip toliau. O kada pasaulis yra nublūkęs, grinai medžiaginis, mechaniškas beveik, tikrai mechaniškas, tada nėra vertės. Tada subjektas užkrauna vertę. Ar tai būtų Dievas, kuris duoda vertę, Levinaso begalybė, ar tai žmogus Dievo sukurtos kaip begalinis uždeda vertės, nesvarbu. Čia variantai tos pačios temos. Ja.